Ryte atsikeliu, papusryčiauju ir nepaisau net lietaus už lango. Į darbą išeinu žinodamas, kad būsiu naudingas. Anūką saugiai nuvešiu pas močiutę į kaimą, studentai į paskaitas, ar po savaitės mokslų pas įsiilgusius tėvus, nes aš myliu savo įmonę. Per 40 metų darbo čia patiriu daug džiaugsmo, iššūkių, nuovargio, bet niekada nusivylimo, nes aš myliu savo įmonę. Suprantu savo darbo svarbą, nepriekaištingas saugumas, visų svarbiausia, ir aš jį užtikrinu. Negaliu sau leisti klysti, nes aš myliu savo įmonę. Žinau, kur padėtas kiekvienas įrankis, kurio gali prireikti, nes pats jį ten padėjau, kad rytoj rasčiau. Mano darbas jau 15 metų mane skatina nesustoti, judėti į priekį. Kartu mes ne tik dirbame, tačiau ir rūpinamės kitais, esame socialiai atsakingi. Mums svarbi žmonių ir Lietuvos gerovė, nes aš myliu savo įmonę. Kartu su įmonė augu, kuriu, tobulinu, keičiu, vertinu ir puoselėju tai, kas geriausia. Kai reikia nemiegu, laukiu, visada esu pasiruošęs. Mano senelis čia tiesė bėgius, kuriais po to važinėjo, ir traukinių mašinistu dirbo jo sūnus, mano tėvas. Dabar aš esu geležinkelių stoties viršininkas, rūpinusi stotimi ir tęsiu savo šeimos istoriją. Neįsivaizduoju kito savo kelio. Tikiu, kad mano vaikai jį taip pat tęs, nes tai mano šeimos ir mano šalies istorija. Lietuvos geležinkeliai jau 156 metus mylime savo įmonę.